praskaistė. Tai kaip buvo, kas įvyko ir kaip yra dabar. Anastazija turim, kaip ir minėjau, neprieštaraujate, kad įrašas bus daromas. Ir turim laiko iki pusės 11, tai drąsiai įsiplėskit, kada baigsit pagal savo pojūčius ir patirtį. Dar paliksim kažkiek tai laiko klausimams. Tai mikrofonas jūsų, dar kartą sveiki atvykę į šitą grupę, malonu ir laukiam. Sveiki, esu Nastė alkoholikė. Ačiū, kad pakvietėte. Tikrai visada su mielu noru dalinuosi. Jeigu kam to reikia, kad ir prisiminti, kur buvau ir ką dabar turiu, ir kad tuo pačiu pasidalinti su savo skausmu. Ir kaip per tą praėjau, be abejo, kad aš buvau ne viena, tik su jūsų pagalba. Tai gal pradėsiu iškart nuo vaikystės. Tai iki 10 metų gyvenau labai gerai ir meilę tėvų jaučiau ir kažkaip ir pinigai pas tėvų buvo ir jie nesipiko tarpusavį. Tėvai negerdavo, pamenu, kad tikrai buvo atėjus kažkokie draugai, kurie kažkiek ten išgerdavo, bet jie ir vieną nepakeldavo, Tai mama nerūkydavo, tėvas kaip paravozas, tai ir gyvenam labai gerai, nežinojom keiksmažodžių. Aš galvoju, kad pasaulis visas geras ir vaikai yra geri. Bet kada man buvo 10 metų, mes persikraustėm į kitą galą Klaipėdos ir ten pamačiau visą kitą gyvenimą. Piktus vaikus, kurie moka skriausti, kurie moka spjaudyti, kurie gali kiaušinio į tave įmesti, kada gali būti kažkokios muštynės. Ir aš tikrai nežinojau, kaip save apsaugoti. Dėl to, kad, kaip aš sakau, aš tokiam šiltnamį gyvenau, mūsų kiemas ir ten daug žmonių susirinka ir viens kitą prižiūri ir kažkaip blogio ten nebuvo, Tai teko išmokti stovėti už save kiemą. Ir labai greitas tas geras gyvenimas iš tėvų pusės pasikeitė. Mama prarado darbą ir, kaip aš sakau, išėjo į savo pasaulį, gavo savo depresiją, jie pamiršo, kad turi 2 dukros, žiūrėjo serialus, su tėvu nelabai santykiai buvo, tai sėdėjo kambarį ir sėdėjo serialus. Ir vis bambėdavo, kad viskas negerai, tu ne taip darai, tu ne tą darai. Tai galim sakyti, tėvas nuo 13 metų pradėjo mane ir sestrą auginti, o jis yra griežtas, tai ten. Ir taip maža, kada buvau griežtumą nuo tėvo, mačiau, ir per šikną ten. O kada pradėjom augti, tai gaudavo man daug skaudžiau ir sunkiau. Ir gėrimas tas, kada prasidėjo, teko slėptis namuose, apsimesti, kad miegi. Naktį pakelia tave tėvas, kuris nepamenu, kad jis suvalgė tą maistą, kur atnešė, arba kad pinigus pragėrė. Ir jis pakelia tave ir šaukia. Ir tu tokio baimėje gyvenė, laukia, kada iš darbo ateis, jis pakankamai dažniausiai visada ateidavo jau girtas. Jeigu iš pradžių jis buvo geras, paskui jis prasidėjo piktas. Tuo momentu su manim gyveno dukteriečia, sestra mano kažkur, o jos dukra buvo su manim, Tai mes kartu su ją slėpėmės. Žinau, kad jai teko pas psichologas irgi lankytis ir dėl mano tėvo, dėl savo senelį ir dėl mano sestros, dėl jos mamos, Tai man buvo tada maždaug 16, kada mes su dukteriečia slėpėmės. Tai karočiui, maždaug nuo 13 metų aš pradėjau jau labai daug visą laiką praleisti kieme. Į to, čia laikas buvo, kada tėvas leisdavo. Ten tu turi visus darbus namie padaryti, su šuniu išlaižyti visą namą, pagaminti valgyti, bus bulvės ne taip ten papjaustyta, ta lėkštė gali į tave skristi, arba padelis su arbato, kuri negerai padaryta, Pas tėvą buvo kaip šestiorkė. Atnešk, padok, nueik, nupirk, po 100 sykių galėjai parduotuvį vaikščioti, Pilininė parneš, cigarečių daug, tik rūkyt neprašydavau už jo, Tai, žeminantis čia ir tu pabandyk prieš ką nors pasakyti, tai tikrai gausi. Ir pliuchą gali gauti, ir gali skristi tave kas nors. Tai
baimiai toj ilgai teko man pagyventi. Ir turėjau ir turiu sestrą, kuri kentėjo nuo tėvo. Ir jeigu jį gauna nuo tėvo, gaunu aš nuo tėvo. Ne? Ja, pavyzdžiui, neišleidžia į lauką dėl tam tikrų dalykų, kurį pridirbu. Tai jeigu ją išleidžia į lauką, jai duoda mane. Ir kas gaunasi? Aš gaunu į galvą ir pakankamai stipriai. Kartais į galvą, kartais namuose, o kartais laukia, kieme, kada kiti vaikai tą mato, kas žvengia, kad padėti kažkas, nelabai mačiau. Bet kad gulėjau ant žemės ir mane spardė sistra ne vienas iki, tai tas tikrai būdavo. O aš ką, aš tėvams nesakiau. Tėvas juk visada mokina nekaziuolinti, nesakyti. Ne? Gaus tas, kas padarė ir gaus tas, kas pasakė. Tai va, ir vieną gražią dieną mano kaimynė, mes su ją draugavom, jį pamatė tą, aš pabėgu ten kieme, pasislėpiau, jų prieė, sako, einam pas tėvų, reikia jiems papasakoti. Aš juk žinau, kad iš namuose neišgirsiu kažką, gerą žodį ar kažkas pasitaisys, ne? Tik pykčiu. Ir vis dėlto aš jai dabar dėkinga, jie tada išėjo ir pasakė mano tėvams. Nu, kažkokią man viltį gal davė, kad gali būti stipresnė, gal taip. Tai ir ką jūs galvojate, aš iš savo tėvų gavau, oi, vargšelį, oi, ne. Aš gavau ir iš mamos, ir kodėl tu nesakėjai, kodėl tu, va, ką aš sakiau. Niekas mane neapkabino ir nepasakė, toliau kaip nors įsiaiškinsim ir bus viskas gerai. Tai tuo momentu tu dar daugiau supranti, kad šitam gyvenime tu esi viena, netgi tėvai negali tave ar užstoti, ar padėti, ar užjausti. Ir kas gaunasi, kad tu pradedi gyventi piktą ant visų ir niekam netikė, ne? Ir savivertėm, maža. Niekas man nesako, eik į mokyklą, dėl to, kad reikia. Man sako, blemba, nueini į mokyklą, kad blogių pažymų nebūtų. Viskas. Kaip tu tą darai, pofig. Niekas man nepadėdavo su pamokais ar dar kažką, tik reikalavimu. Tai ir vienas iki, kada eilinį kartą ant manęs šoko sistra, čia man gal buvo 14 metų, aš buvau virtuviai, aš ant jo šokau su peiliu. Prie gerklės pastačiau peilį, pasakiau, kad tu niekada mane daugiau neskriausi. Ir iš kur tada tas buvo? Nežinau, tikriausiai už tą viską, kas buvo, plus kieme tu augi ir tu pradedi pikta, pradedi muštinės būti, ne tavęs skriaudžia, tu jau kitus skriaudi. Ir tada kažkokia tokia drąsa buvo, bet aš drebėjau visą. Aš mačiau sistrą, jis stovi, akis įsigandusios, pas mane peilis didelis. Ir aš ją laikau čia. Po to įvykio daugiau iš sistros pusės aš nieko neturėjau. Jokių užpalimų ant savęs ar kažką panašiai nelabai atsimenu. Tai sistra irgi įsigando ir tai vat. Nuo sistros tikrai kentėjo, paskui apie tą irgi pasidalinsiu ten, ką aš su tom dariau, ne, dabar. Tai prasidėjo kažkokie gėrimai, tėvas kaip griežtas, tai aš nevaikščiau iš kažkokios diskonės, dar kažką, tai 9 vakaro tu namuose, arba su šuniu valandą, arba ten vasarą visi kiemė, ten iki 11, pusė 12, tu 10 dar šviesų iš balkono žiūriu juos, ne, va taip. Bet man atrodo, ko mane daugiau tėvas draudė, to aš daugiau jau dariau visokius dalykus. Mano sistra pridirbo, o aš turėjau kentėti. Man tėvas iš manęs reikalavo, kad aš kas valandą ateidavau pasirodyti. Jeigu aš išeinu ant 4 valandų į lauką, kas valandą aš ateinu. Tikrai dėl to daug ko nemačiau, ne kažkokių prie jūros važiavimą, ne į kažkokios ten gamtos pasivaikščiojimus, į miestą pasivaikščiojimą, dėl to, kad man reikėjo kas valandą rodytis. Čia tikrai ir vargina, ir piktis yra, ir daug ką prarandi dėl to. Ta prasme, dienos metu, ne to, kad vakare. Tai
prasidėjo taip gėrimas vis tiek. Viską, ką aš žinau, kad man reikia prablaivėti. Ne? Tai jau kada tėvas pradėjo leisti mane į diskonę, ten diskonė apie 3-4 valandas, aš galėjau to momentų nesirodyti. Tai ką mes darėm su draugai, biškeliukas, susigarėti kartu, ten visą tą balamutinę, ne, ir namus to ateinim labiau. Bet vieną dieną buvo tokia gera linksma diena, aš juk visada mėgstu tada ant sporo viską daryti, kad aš galiu, aš sugebėsiu, nu, ta prasme, aš esu stipri. Ir pamenu, išgėriau tam samagoną kažkokią stiklinę, be zapivono, tai išgėriau, karočiui, mane atnešė namo, čia gal buvo 13-14 metų, mane atnešė namo, nelabai aš atsimenu, bet iš ryto atsibudau nuo to, kad mane tėvas spardo, daužo ir mama nieko nepadaro, o tėvas su savo pykčiu įsiliejo ant manęs, negalvodamas, kad ar aš mergina, ar aš paauglė, nu, nekoks vyras neturi elgtis taip, ne su moterim, ne su vaiku, ne su kom. Tai vat, buvo labai skaudžiai, bet tas mane tikrai nesustabdė. Tai per tą laiką, nu, vis tiek gėrimo daug nebuvo, dėl to, kad tu turi blaivą ateiti. Bet atsirado draugas pas mane, čia man buvo kažkur apie 17, ne, atsirado draugas, jis pardavinėja visokius medžiaginius, ne, produktus, ne, kaip čia pasakyti, tai aš visada buvau prieš narkotikus, aš esu narkomanė, alkoholikė. Tai, bet įvyko taip, kad aš pradėjau vartoti ir man jau iki gėrimo mažai kas rūpėjo. Pradėjau ir vogti, pradėjau žiūrėti, pradėjau stebėti. Tai vat, ir gavosi taip, kad ten buvo, gal praėjo pusę metų, gal biškai daugiau, kaip mano vartojimo to gėrimo ten beveik nebuvo, bet gavosi taip, kad maniškis buvo paieškoję Klaipėdoje ir taip pat už mano tėvų butą, kur dėl visų, nu, jis su kažkuo paėmė, bet ten buvau ir įkliuvus aš, ne, tai jis buvo paieškoję, aš sužinojau, kad aš neščia. Ir kam aš galiu pasakyti, aš viena, tėvam, ne, tai vat viena vaikščiau, bandžiau viską vartoti, tik kad būtų persileidimas. Ir kad tu viena, tu labai nuo to kenti, kad ne draugų nėra dėl to, kad atsisuko nuo tavęs. Nu, ta prasme, tu atsisukai nuo jų. Nesukom nepašnekėti, tai vis dėlto gavosi taip, kad suprantama, kad aš nešėjau maždaug 3-4 mėnesius. Aš apsivarusiu viską, ką galėjau, grįžau namo ir pasakiau, kad aš nieko nevartosiu. Negersiu, nerūkysiu, nevartosiu jokios medžiagos. Tikrai man buvo sunku. Aš gal kokios 5 dienas buvau kambarį. Ir tuo momentu mano tėvas, jis, nu, iš senų laikų, jis žino, kai yra narkotikai ar dar kažką, žinai, tai jis nėra šventas. Jis man nebandė padėti kažką, jis vienintelė, ką darė, kad mano mama neįlystų prie manęs, kad kiek tu gali gulėti, eik su šūniu, eik į lauką, eik apsitvarkyk, kad ne, tėvas, va, ką darė, jai neleisdavo pas mane į kambarį. Ir tu vat viena ten sukeisi su savo galva, su savo neštumu, kaip gyventi, ką daryti, mintis, kad nu, negyventi. Mano draugė iki šiol man neatleidžia, kad tuo momentu aš jai nepasiskambinau ir nepasakiau, kad ateik padėk. Aš buvau viena. Tai ir išlipau aš nuo tų visokių šūdų, rūkyti iki šiol nerūkau. Nu, su gėrimu, vat, su jumis esu, tai turiu problemą dėl medžiagos, tai buvo tarpas, aš grįžau trumpam ir taip pat ir baigiau, ne, tai va. Ir nieko nevartojama, atsirado pas mane sūnus, vaikelis, ne, kur bijodavo, koks jis gims, kas jam bus. Vienintelė blogo kraujo buvo, tai puikiai aš gyvenau 1,5 metų. Mano visas pasaulis buvo mano vaikas.
pas mane nebuvo ne tėvai, kur artimi gyveno, aš mokėjau pinigus, kad prižiūrėtų vaiką, arba jau paskui, kaip augo, kad du vaikus, ne. Už dyką man nieko nebuvo, buvo pasakyta, tu pagimdėjai, tu žiūrėk, viskas. Tai ir šiaip pas mane atsirado tas žmogus, kam aš reikalinga esu, ne, tai o tu viena, be vyrų, su vaiku, nebaigus 12, tai sunku. Ir tėvas girtas. Vienas iki laikiau vaiką, ant rankų jis buvo mažas, ir tėvas girtas atėjo, aš kada buvau neščia, aš pradėjau šokinėti ant tėvo, man kažkaip nežinau, saugot mamą pradėjau, saugot dukterėčių pradėjau, saugot save. Ir vienas iki tėvas girtas atėjo ir aš negalvodama, kad aš vaiką laikau šalia, aš pradėjau ant jo, kad jis pasišalintų, pasitrauktų. Tai man į galvą, kaip čia, bandė įdaužti, ne, praskrido pro mano vaiką. Tai tada mama kažkaip pabėgo, nelabai pamenu, bet to viskas, aišku, nebaigėsi, tėvo užpalimai buvo ne vieną kartą ant mamos. Tai aš užstodavau kaip galėdavau, ne, tai... Bet kada tėvas vis dėlto pamatė, kad aš galiu užstoti, aš galiu taip pat ir mesti kažką, ne tik jis į mane gali mesti, ne, ten. Tai va, mano vaikystė, paauglystė tokia buvo. Tai ir maždaug po 1,5 metų aš pradėjau dirbti ir pradėjau pajausti laisvę, aš pradėjau meluoti, kad aš einu į darbą, pati einu į barą, į kažkokią klubą, pradėjau pamiršti apie vaiką, kad jis buvo ne taip senai visas mano pasaulis, visas mano gyvenimas, ne? Ir pradėjo baliai, festivaliai ir jie pradėjo didėti. Bet ribą turėjau, kad reikia į darbą, reikia žiūrėti vaikus, reikia maitinti vaikus, jau, dar vaiką, dar tada vaikas dar buvo. Paskui pasirodė, kad aš esu neščia, tai va, gimė mažytė, irgi kažkiek laiko pabuvau namuose ir po dekretų išėjus į darbą, aš vėl pradėjau į barus vietoj darbo, ne. Ką mano galvoje buvo? Aš pagaliau pajutau laisvę, aš galiu baliavoti, aš galiu susitikinėti su kuo aš noriu, vaikai prižiūrėti, aš moku tėvams, ant maisto duodu, jie aprengti, viskas tvarkoja, ne? Mano manimu. Tai aš negalvoju, kad jie sėdi ir laukia manęs, kad jie sėdi mane meldžia, mama neišeik, mama ateik į kažkokią šventę. Aš apie tą nieko negalvoju. Aš 19 metų pagimdžiau, aš nieko nemačiau. O čia aš mačiau viską, ką aš norėjau. Bet pamiršau, kad aš mama 2 vaikų, ne? Man buvo pofik. Aš dariau dėl jų, ką iš savęs galėjau, kad aš turėčiau būti šalia jų, aš negalvojau. Aš norėjau gerti, aš norėjau linksmintis, aš norėjau su vyrai, su mergom būti, ne? Dėl to, kad jie daugiausiai visi nežinoti ir be vaikų. Aš čia viena blemba. Tai va, taip laikas ir bėgo. Vienas iki buvo, kaip tas vadinasi, Kalėdos, aš atėjau pas giminių vaiką, jie šalia gyveno ir aš žadėjau vakare eiti namo, bet gavosi taip, kad aš atsibudau ryte, ten pat bute, kur mes šventėm, po stalo. Po stalo ne dėl to, kad aš ten paprasčiausiai visikas pasilikau, vaikai vienam kambarį miegoja, suaugusi vienam ir dalis miegojo virtuvė, ne? Ir aš atsistojau, vaiką pasėmė, viskas tvarkoja, išėjom namo, nepachmielo, nieko, ne, paskui žmonės sako, va, tu čia šokai, karoči, nuotraukos kažkokios rodo, aš, nepamenu, aš dėl to piloto variau, karoči, medžiagą savo duodu, ta prasme, alkoholis, ne, tai po to aš savo tik pamoką pasėmiau, kad, man negalima stiprių gėrimų, ne, tai va, ir pradėjau su smulkiais, su alum. Tai va, tai metai taip bėga, vaikai augo, aš daugiau tolinaus nuo jų. Būdavo tas laikas, kada iš ryto ateini iš kokio baliaus ir sakai, viskas šiandien su vaikais, rytoj su vaikais, niekur neįeinu, niekam neskambinu, nesu niekom negeriu, netgi galėjau, jeigu ką namuose kažką atsigerti, bet ne. Aš tos pažados ir jiems ir savo greitai nutraukdavau ir maždaug apie 12 dienos manęs būdavo, kad jau nebuvo namuose.
Nors vaikam prižadėdavau, kad taip, eisim ten, planus kūrėm ir darėm, ane. O jie juk tiki. Ir aš pati į tą tikiu. Bet mano noras kažkur išgerti ir pabūti toj laisvėj, negirdėti tų zezimų, mama, duok, mama, imk. Aš išeidavau, negalvodavau, kad aš jos palieku su jos skausmu. Bet tai gal apie tą tiek. 11 metais mes įsikraustėm gyventi su draugu, su vaikais į kitą butą. Ten dar buvo vienas momentas, kad buvo gėrimas, be abejo, buvo, bet jis buvo to per šventės negėrė, ne, kaip kad galėjo dar bare kažkokį gėrimą stovėti, neišgerti ar net neatidaryti, ne. Tai va, bet ir dar kol ten augau naujam namie, ne, aš visur buvo baimė, kad ateis tėvas, kad apšauks tėvas, kad tu netaip pjaustai bulves, kad tu indus palikai, ar kad tu neapsitvarkėjai, aš nežinau, kiek drebėjau, gal iki metų laiko drebėjau, bijojau, gyvenu kitam būte, tėvo šalia nėra, o pas mane baimė, kad jis čia, ne, jis tu apšauks. Aš labai ilgą laiką, kad, jūs suprastumėte, ant kiek aš bijojau tėvą, aš galiu eiti per gatvę lauke ir iš galo koksai nors vyras kažkam šaukia ten, sustok ar agresiją kažkokią, aš sustingstu ir stoviu, kad mano tėvas tuoj atbėgs ir iš kažkur tai man ar jausi, ar lūpą duos. Tai su tą baimę aš tik tais praėjau su žingsniais. Ne pati. Tai va, ir kada aš pajaučiau tą laisvę namuose, ten prasidėjo gėrimai daugiau, kažkokie kart nuo karto lankstymai kažkokių draugų, ar mano, ar ne mano, tai ten vis tiek gėrim kartu su draugu, ne visada, kartais jis į darbą, aš per savo laisvus ir visus dvi ir prageriu, ne, tai nematau, kaip vaikai į mokyklą eina, ką eina, aš galvoju, mano reikalas vaikam, kad pinigai būtų, kad būtų aprengti, kad būtų šiltai miegoti, kad būtų maistas. Viso. Ne? O kad aš kaip mama morališkai šalia jų, to nebūdavo. Tai kada tu geri, tu apie daug dalykus net negalvoji, kas vyksta. Ne? Ir taip maždaug tęsiasi mano gerimas, mano gyvenimas. Ir prasidėjo daugiau tikrai gėrimai jau, kada tu geri vakariais visada. Ir daugiausiai kitos stadijas, kad jau eiti iki lovos, užmigti ir atsibusti ir eiti ryte. Ne? Dar tuo momentu dar turėjau ribą, kad viskas turi būti namuose sutvarkyti, vaikams aprūpinta, pachmielo iš ryto prieš darbą nedariau, darbę negėriau, tik po darbo. Ne? 16 metų mirė mano draugas ir tada gėriau 6 savaitės. Noro gyventi nebuvo. Aš pamiršau, kad aš mama, kad vaikai mano irgi kenčia, kad jiems irgi bloga. Jis mirė pas mumis ant akių, skambinau greitąją, aš kačelinau jie, ne, vaikai viską matė. Bet tuo momentu man nerūpėjo jų skausmas ar jų pergyvenimai. Man reikėjo mano, kad žadėjom daryti, nebus, kad dabar jo nebus, kaip toliau, ne. Tai 6 savaitės aš pyliau, vaikai viską tą matė, namuose buvo muzika, žvakė ir aš apsiverkusi, arba apsivemusi, arba apsimėžusi, arba gulėjau belen kokioj vietoj namuose, virtuvėj prie tualetą, šalia lovas neda, ėjus iki lovas, ne. Iš pradžių vaikai mane tempė į lovą, prašė negerti, prašė pavalgyti, vienas iki atėjo vaikai ir pasakė, jeigu tu nevalgysi, mes nevalgysim. Tai kažką valgiau. Tai ir vienas pažįstamas, kaip pasakyti, prižiūrėdavo mane, ne, jis visada prie manęs trinėsi, o čia jis man padėdavo, kad gydytojas davė man vaistus stipresnis, kad per tą laiką praeit, bet jie nežinojo, kad aš gėriau.
Ir jis, kaip žinodamas, jos patraukė, jis pasėmė su savimi, išeidamas iš namų. Tai aš buvau prisprogus, lindau ieškoti vaistų, žinau, kad jie stipri, žinau, kad aš atsijungsiu, tu pas mane atsikelsiu. Ir jo nebuvo. Tai kiek pas mane buvo pykčio, ten ir vaikai gavo už to. Nu, kaip morališkai kažką šaukiau, nelabai pamenu, bet žinau, kad tada jų nebuvo, ne? Tai va taip, ir po 6 savaitų per tą laiką 2 sykius buvo atėjęs mano gydytoja, dėl to, kad aš turėjau lūžį ir reikėjo mane tikrinti, taip pat žinojo, kas pas mane įvyko namuose. Ir jie mane pastebėdavo, kad aš su kvapu, kažką panašiai, ir vieną gražią dieną jie ateina ir aš atidarau duris, nežinau kodėl, bet atidariau duris, tikriausiai laukdama kažkokių svečių. Pirigaras namuose tikriausiai buvo, jį neatėjo į vidų, ten buvo baisu, virtuviai, pas kambarį, pas vaikų buvo normaliai viskas, bet virtuviai buvo baisu. Prirūkyta, bonkės, nu, tikrai žmonės geria pamatyti. Man jį pasakė, karoči, Nastė, yra taip ir taip, aš jau turėjau pranešti vaikų teisėm, kas vyksta čia, taip, čia atsitiko bėda, nelaimė, bet vaikai neturi tą matyti. Neturi matyti tave, jiems irgi bloga. Neturi matyti tave ir jiems irgi reikia kažkokios pagalbos. Jis man pasiūlė pirmadienį, kada buvo penktadienis, atsigulti į priklausomybės ligų centrą Klaipėdoje, pasakė, kur ir kad aš turiu kažkur palikti vaikus. Bet jie mano tėvas žino ir pasakė, tikrai neprastai buvo. Ne? Tai nežinau, iš kur aš, dar mano protas kažkoks buvo blaivus, kuris sakė man, jeigu ne jie tau reikalingi, tai kam jie dar reikalingi, ne? Ir per išeiginius aš radau, su kuo bus palikti vaikai, dukrai buvo 12, sūnui 16. Pirmadienį aš išvažiavau į ligoninę, čia buvo baisu, aš nežinau, gal baigiau gerti 11 vakaro, iš ryto važiavau į ligoninę. Susiuntimų, kai man pasakė, kažkaip ten, nežinau, badarėm, nu karočiui. Važiavau, buvo baisu, bijau viską. Į autobusą įlipti. Čia tu ant tiek drebi, tu vos eini, galva plišta, tu bijai tų mašinų, dar buvo žiema, viskas blizgėja, tu žmonės eina, tu karočiui, jie tau, nu, tik veda tas mintis, kad tu turi atsigulti, kad su vaikais būtų viskas gerai, ne? Tai atėjau į ligoninę, neįsivaizduoju, kaip aš užlipau į 5. aukštą, buvo labai sunku ir tikrai lipdama ten, aš ne alkoholikė. Aš paprasčiausiai sunkiai gyvenau ir dabar taip yra, varai per 2 darbus, ne? Tai va, atsiguliau į ligoninę, tikrai aš nenorėjau girdėti, kad kas ten per gydyklą ar dar kažkas, aš su savo nenoru gyventi, kažką ten bambėjau, kažką bandžiau iš tos pro langus lipti, nelabai aš suvokiu, tikrai žinau, kad aš su vaistais buvau tada dar. Ir atėjo pas mane maždaug 3. dieną kažkas iš personalo ir pasakė, arba mes tave uždarom į bangų ir tu iš vis vaikus tik suprasi, kada pamatysi, arba vis dėlto to priims tai ir dabar, va, kad čia yra paskaitos, grupės, visur dalyvauju, visur eini, kaip priklauso, ne? Tai taip pat suveikė mano protą, kad su kom vaikai pasiliks, jeigu ne su tavim. Tai ir ėjau paskaitos, ėjau į grupę, bet tikrai ne dėl to, kad jų ten paklausyt, kai man ten bla bla bla, ne. Tikrai ne dėl to. Paprasčiausiai man reikia prastumtą laiką, paregulėti 21 dieną, kažkaip būti blaiviai ir išeiti iš ten viskas, ko man reikėjo. Ir aš net neleisdavau savo, galim sakyti, klausyti, ką ten man kalba. Ir tuo pačiu atsiranda tas piktas, kada tu girdi tau paskaitą kokią duoda apie žmonės, kurie geria, arba filmą rodo, ne, arba ateini į ir tau pasakoja, ir tu blemba su tokiu pikčiu, kad, nu, tu vis tiek supranti, kad jie kažkur kalba apie tave, bet tu nenori tą priimti. Man atrodo, jeigu aš priimsiu, kad čia viskas su manim vyksta, ir aš jiems parodysiu visiems, kad aš esu silpna, kad man sunku būti ligoniniai blaivai ir prisiminti viskas, kas buvo, ką aš pridirbu vaikam. Man atrodo, jie iš mane žvengs, jie su mane tyčios, ne, gal kas nors muš, nu,
aš taip kieme gyvenau. Jeigu tu parodai savo silpnybę, tai tu ir gauni. Tai va, ir taip ir praėjo mano 21 dieną ten. Išėjus iš ten aš tikrai negalvoju, kad aš galiu gerti, negaliu gerti, nesakiau, aš negersiu ar aš gersiu. Ilgai laukti nereikėjo, nežinau, gal 2-3 savaitės aš buvau laisvai, laisvai, ne ligoninė, ne, ir atidariau skardinį ir ta skardinė buvo labai ilgai ir gilė ir jų buvo labai daug. Ir iki šiol nežinau, ar aš gėriau savaitę, ar aš gėriau 2 savaitės. Tai kažkur protas sako, kad judėk į ligoninę, į 5. aukštą, nepriklausomybės ligų centrą. Kad aš jau kažkaip 21 dieną ir dar kažkiek išbuvau blaiva, ne, o dabar vėl aš suprantu, kad man taip pat gali ateiti kažką dėl vaikų sakyti, ar vaikai tai neturi matyti kažką tokio, ne, kažkas mane vedė. Tuo momentu tikrai aš neturėjau nei Dievo, aš su juo nedraugavau ir, Tai va, tai aš pasiprašiau vėl, kad mane priimtų į 5. aukštą priklausomybės ligų centrą, aš atsiguliau, man siūlė į Minnesotą, man siūlė globėją, ten aš nieko girdėti nenorėjau ir tikrai aš ne alkoholikė. Aš sunkiai gyvenau, dėl to ir gėriu. Ir čia mano, kaip sakom, saldumynas tas alkoholis. Aš taip galvojau, ne? Bet vis tiek antrą kartą, kada gulėjau, aš pradėjau kažkaip klausyti žmonių, ką jie kalba, ką jie dalinasi. Ateini į grupės, bambint visų, kad vėl tą patį istoriją, oi, ką tu čia pasakoji, oi, ar kaip tu apsirengusi, ar kaip ta atrodo, kaip tas atrodo, oi, karoči, aš buvau galvoju visko užsijėmus, tik ne to, kad sėdėk ir klausyk, kai kalba, ne? Tai va, žinot, kada A nariai ateina į Minnesotą ar į priklausomybės ligų centrą dalintis, ne, aš anksčiau, karoči, kad laiką prastum. O paskui atėjo tas laikas, kada tu lauki to šeštadienį, kad ateitų kažkas. Aš galvoju, blemba, jie durniai ateina per savo laisvą dieną iš ryto, ar per lietų, ar per sniegą, ar vasaras gerios metu. Aš nesuprasdavau, galvoju, žinai, va, bet atėjo tas momentas, kada aš pradėjau jų laukti, kada aš norėjau jų išgirsti ir norėjau išgirsti, ką jie daro. Ir kada jie ateina, aš vis tiek su pykčiu žiūriu jų, aš netikiu jiems, kad jie šiknoj sėdėjo ir kad jie išlindo iš ten, ne? Kad jie neturėjo mano šiknos, jie nematė, kaip aš gyvenau ir kaip tam vienai sunku aukti, sunku keltis, ne, be jokio palaikymo artimų, ne to, kad materialinė, o morališkai. Tai ir išėjau iš ligoninės, Išėjau iš ligoninės po 21 dienos, nusprendžiau dėl savęs, kad negersiu. Kad suprantu, aš negaliu gerti, bet su laiku supratau, kad aš nežinau, kaip negerti ir gyventi blaiviai ir džiaugtis gyvenimu. Tai po ligoninės aš labai greit, po antrą kartą, labai greitai nustojau vaikščioti į grupės. Galvoju, aš su pati susitvarkiau dausikius, ne, čia su kažkokiu alkoholį aš nesusitvarkysiu, ne. Tai kas įvyko? Įvyko tas, kad 7,5 mėnesius aš buvau viena, be narių pagalbos, be psichologo pagalbos. Buvau pati su savim. O pati su savim, ką čia reiškia? Kad aš pati ant savęs svarau, kokia tu esi žartva, kokia tu esi beka, kam tau gyventi, ne. Dėl to, kad tu blaivybei pradedi labai daug dalykų atsiminti, kaip elgėsi su vaikais, ką jiems žadėdavo, ne, ateiti, jie tave prašo, jie verkia, meldžia, mama negerk, mama neišeik, mama grįžk, mama prašau, ateik mane iš darželio pasimk, mama ateik, kai varžybos pažiūrėti, ne, ir kada tu esi viena, be narių ir prisimeni visus tokius dalykus, kam tau gyventi. Ir aš tikrai tuo momentu negalvojau, kad aš dabar vaikam reikalinga, man reikia susikaupti, daryti dėl blaivybės viską ir kad jiems kažkokį džiaugsmą duoti. Ne, aš save gailėjau, tas gailestis save, jis žiauriai suėda. Ir
tą laiką jau aš turėjau keletą numerių A narių, kurie man davė ir pasakė skambink belenkada. Negalvodamas, aš miegu, ar aš su šeima, ar dar kažką, skambinė belenkada, ne? Ir aš tą nedariau, o dėl ko? Dėl to, kad su savo karūna aš visą gyvenimą krapščiaus pati ir aš čia pati išlysiu. Ne, dėl to, kad aš nesuprantu, kaip A draugija veikia, kaip jie palaiko viens kitą. Šiaip, ne su pinigais, su apkabinimu, su skambučiu, ateik į grupę visada laukia mane. Aš galvoju, kad jeigu jie pamatys mano ašaras ir sužinos, kad man bloga, iš manęs žvengs, aš būsiu silpna. Ir nenaudojausi aš tais telefonais, neskambinau, tai kada po 7,5 mėnesio aš išgėriau ir užgėriau, aš nelaukiau 10 dienų ar savaitę, ar kitą dieną, ar dar po kitos dienos. Taip pat nuvažiavau į priklausomybės ligų centrą, prašiau, meldžiau, kad mane priimtų, dėl to, kad aš 7,5 mėnesių buvau tokioj bepratybai, aš tiek kaukiau, tiek man skausmo buvo viduj. Vietoj to, kad ateiti pas A narius ir pasakyti, kad padėkit man, aš noriu turėti, ką jūs turite. Ne, aš tą nedariau. Tai va, ir atsiguliau aš 3 kartą ligoninę, vaikai mano buvo su priežiūra, sūnus vienas iki tik tais buvo prižiūrėtas, paskui iš vis atskirai pradėjo gyventi, bet ne dėl mūsų santykio, šiaip pradėjo su merginom gyventi 17 metų, ne, tai, o dukra buvo su prižiūrėtais, su mano artimais žmonėms, su mano draugais. Tai ir tą 3 kartą aš atėjau į ligoninę, pasakiau ne jums, o savo, kad aš esu alkoholikė, aš esu bejėgė prieš alkoholį, aš nemoku valdyti, nors iš vis savo poelgį kažkokį, aš nemoku gyventi blaiviai, aš suprantu, kad aš negaliu gerti, bet aš nemoku gyventi blaiviai. Ir aš noriu turėti tą, ką turit jūs. Aš pasiruošus daryti viską, kas siūlo man programą, kas siūlot man jūs. Jeigu man anksčiau atrodė, kad ką aš darysiu, ką jis nori, kokį žingsnį, kokį globėją, kam aš čia dar pasakosiu, ne, man vėl atrodė, kad visi iš manęs žvengs. Ir viens kitam papasakos, ką aš, su kuo aš ir kaip mane, ne, nu. Tai, bet tada atėjus pasakiau, aš viską darysiu, ką reikia, kad būti blaive ir ne tokioj būsenoj, kaip aš buvau 7,5 mėnesių. Va, tai gulėjau ten, atsirado vieta Minesotoj, aš jau, kaip reikėjo vaikščioti grupės, aš ėjau grupės, aš klausiau, žinai, kaip tėvas griežtas, ir aš elgiau su savim, kaip tėvas su manim, sėdėk ar klausyk, viso. Ir va, aš grupę ateinu, tą pirmą dalį atsisėdi ir klausai, nebambi ten tar, kaip jis atrodo, kaip jis apsibrengęs, vėl šūda kažkokią su manim, ne. Sėdi ir klausai, vis tiek mano galvo kažkas eis, kažkas išgirsiu, žinai, viduj, nu vis tiek kažkas veiks, jiems juk padeda, ne, jiems juk padeda. Tai ir atsitiktinai atsirado vieta Minesotoj, nors aš buvau prieš, atsigulti į ligoninį mėnesių, man juk dirbti reikia, man juk babkių reikia uždirbti, ne, kas pas mane svarbiau buvo, ne šeima, ne blaivybė, dirbti, kad uždirbti, kad, kaip aš maniau, ant vaikų, bet dėja, blaivybė pasirodė, kad išgert, kad būtų daugiau išgerti, jeigu valgant vaikų, uždarbis ant savęs. Prasprogti ir prieš visus vyrus, prieš visus mergas, aš patys savo statau, žinai, nu, pasikilimas. Tai va, tai ir atsiguliau aš į Minesotą ir ten susidūriau su tokio klausimo, kad kas pas tave prioritėti yra, blaivybė, darbas ar šeima. Be abejo, darbas. Paskui šeima, paskui tik blaivybė. Ne? Ir man labai gražiai paaiškino su tam pačiom tikrom premjerom. Nu, taip parodė, kas su kom valgoma, pakalbėjo apie kažkokius dalykus, papasakojo ir su laiku aš suvokiu, kad pas mane iš pradžių turi būti blaivybė
Jeigu nebus blaivybės, su laiku aš prarasiu darbą ar 1 ar 10, ne, taip pat atsisuks šeima. Bet jeigu aš turėsiu blaivybę, įmanoma turėti ir darbą, ar tą patį, ar ne tą patį. Gal netgi pasirinkti darbą, kur tu norėtum, ne, dirbti, o ne dėl to, kad gerai, viską darau, tik priimkit mane, ne. Ir taip pat, kad šeima tada šalia bus. Gal su tavim negyvens, bet jie bus šalia. Tai, bet ir tada man kažkaip jau blaivybė buvo svarbiau nei visi kiti dalykai. Ir aš turiu taip pat save apsaugoti, kad išbūt blaiviai. Ir vat, žinot, būna kaip skambino, pavyzdžiui, anonimas, sako, aš užgėriau ir kažkas bėga pas ją ir gelbėja ją ir kartu užgėrė, aš apie tos girdėjau, arba nuveža į ligoninę ir paskui kenčia dėl to, kad tas žmogus pabėgo arba prisprogo arba dar kažką, ne. Bet su globėjo pagalba aš išmokau tą, kad aš turiu savo blaivybę saugoti. Ypač jeigu aš esu nesaugi pati, bėgti kažkam padėti, vežti į ligoninę ar sėdėti šalia jos, kada jį geria ir sako, oi, kaip sunku, ne? Ką aš darau? Aš pradedu gaudyti, aš noriu uostyti tą žmogų, noriu pajausti tą malonumą, kas jis viduje gauna ir aš atkrintu. Man teko gyventi su A nariu, kuris atkritinėdavo, aš su juo neužgėriau, bet po jo užgėrimo mano būsena visą mėnesį man reikėjo stabilizuotis. Kažkaip buvau blaiva, bet labai sunku. Tai ir dėl to išsiskyriau, kad mano blaivybė buvo pirmiau nei kažkokie santykiai, kažkokie dalykai. Tai ir va, tai radau globėją, pradėjau žingsniuoti, bet gulėdama Minesotoje man paskambino tie žmonės, kur prižiūrėjo mano dukrą, ir pasakė, karoči, mes nusprendėm, kad tu blogo mama ir pasirašyk pati, atsisakė mano vaiko, mes būsim globėjai. Aš aišku, ten į paniką, norėjau pabėgti iš tos Minesotos, džiaugiuosi, kad ten yra 24 valandos apmąstymai, kad tave neišleidžia iš karto, ne. Tai mane neišleido, su manim kalbėjo ir psichologai, ir su darbuotojai, vis dėlto jie man įkišo į galvą ir aš tom patikėjau, kad jeigu aš išeisiu, aš dar daugiau blogo kažką pridarysiu ir aš prisproksiu, ne, ir kaip ten pasekmės kokios bus, nežinome. Ir man pasiūlė paskambinti dukrai, paklausti, ką jie apie tą manį. Tai dukra man pasakė, mama, tu durna, nu, mes taip šeimoje nesikalbam, žinai, tai viskas. Ir toliau aš gyvenu ramiai, einu į grupės, guliu Minesotoje, darau, kiek įmanoma, kad ten reikia, ne, ir, vat, ir be abejo su psichologų pagalba, dėl to, kad kada man reikėjo pirmą kartą pasirodyti pas psichologą, aš sakau, aš neįsiu, aš nenoriu jo pasakoti, kas pas mane yra, la. Man sakė, minusas bus, jeigu tu neįsi, nors eik pasidėk, šiaip, kabinete, ten pabūktos 5 minutės. Aš ten nuėjau, su manim pradėjo kalbėti ir gavosi taip, kad aš po pusantro valandos tik tais iš ten išėjau. Į to nelabai norėjau išeiti. Aš pirmą kartą gyvenime papasakojau, kaip skriaudė mane, kaip aš gyvenau, kaip iki šiol gyvenau. Pirmą kartą kažkam, ne tėvams, ne draugiai, ne vaikams, svetimam žmogui. Tai va, nu, tada aš supratau, kad dėl ko aš atsigulu į ligoninę, ką aš turiu daryti. Aš turiu į ligoninę naudotis viskom, ką jie siūlo. Reikia į grupę, judam į grupę. Reikia pasidėti, paklausyti anarių, darom. Sus darbuotojus, kažkokios ten susirinkimus, kažkokius filmus, viskas sąžiningai, kiek įmanoma darau. Sėdžiu, tyliu ir žiūriu ir negalvoju, ai, ką jūs kalbate, ne? Ir be abejo, prašytis pas psichologą, per tos ratelės verkti, sakyti apie savo skausmą, apie savo akmenis, kad jos trauktų. Dėl to, kad aš blaiva su tais akmenim, aš save tempiu ir aš užgėriu, ne? Per tą viską praėjau. Tai va, ir per tą laiką gavosi taip, kad buvo ir prieš teisminiai tyrimai, buvo visokios įstaigos apsupta ir globėjas su žingsniai, ir alkopsichologas, ir šeimos psichologas, tos darbuotojus, tos vaikų teisės namuose ateina, tikrina, ką aš valgau, ką turiu, cukrus turiu, ar aliejus turiu, nu, baisių išlikštų, darbą važinėdavo, charakteristiką imdavo, ne prieš teisminį, kad teismas būtų, jie rinko ant manęs kažką tai, bet džiugu, kad nieko nerado, ne policija, ne kažką tokio, ne, tai va, ir
buvo tada kažkur 8,5 mėnesių blaiva ar 7,5 mėnesių blaiva. Ir tikrai kažkaip pradėjau džiaugtis, kad aš esu blaiva, dėkingumą daryti, ne, kad dėkoti, kad turiu rankos, turiu arbatų su padelį, nežinau, galiu į volę atsigulti, pasijausti tą malonumą, gali savo maistą kažkokį pagaminti. Smulkius dalykus pradėjau dėkoti, ne, kad aš ryto atsibudau dar vieną dieną blaivą, vaikščioti grupės dažniau, kiek įmanoma tarnauti, dalintis, kada prašo, ne, dėl to, kad aš visada galvoju, ką mano dalinimas, ką jis gali duoti, mano kažkoks šūdiškas gyvenimas gali kažkam padėti, bet mumis to ir moka, kad mes kiekvien su kitu daliname savo patirtim, kas buvo, kas yra ir kaip tu tą įveikiai, kaip tu tą darėjai, ką darėjai, ne, kad turėti tą, ką aš turiu. Tai va, ir čia kažkaip taip. Ką čia dar? Ai, nu ir va, ir po trečios iki aš po 7,5 mėnesių maždaug užgėriau ir žinot, užgėrimas nebuvo toks, kad man kažkas nutiko, labai viskas baisu ir aš užgėriau. Ne, vienintelė tuo momentu jau dukra pas mane namuose mažai lankėsi, oficialiai jie dar neturėjo jokių laikinų globėjo, ne, bet bendravimas sumažėjo. Nu ir karočią, aš nuėjau į parduotuvę, važiavau į svečius, nuėjau į parduotuvę pasimti, atsigerti limonadą, pagavau save, kad aš stoviu tarp durų parduotuvėse ir geriu skardinę sidro. Kada nupirkau, aš tik girdėjau apie tą aptimimą, kada nupirkau, kada užmokėjau, tikriausiai gražą pasėmiau, kada atidariau, nieko nepamenu. Tik va tas, geriu. Nu ir aišku, aš paskui nusėmiau. Dar aš pasėmiau dar ir į tą vietą atvažiavau girta. Ir su tą patį būseną, kur aš turėjau anksčiau. Pykčio pilna, pavydo pilna, nekenčiu savęs, nekenčiu kitų. Pasaulis visas šūdas, va, iškart grįžau tą patį būseną, nors ten buvo blaivybės kažkoks tarpas, ne? Tai taip pat ilgai nelaukdama atsiguliau į ligoninę. Ir gulėjau, klausiau, dariau, ką reikia, darbas su globėju pritruko. Aš galvoju, kad 10 žingsnis yra pats paprasčiausias, bet man gavosi sunkiausias, tai mes nustojom su darbą su globėju ir su ją ant ryšių laiko praleisdavom. Bet per tą laiką, kas įvyko, kol aš ėjau blaivybę, aš džiaugiuosi, kad aš blaivybę ėjau dėl savęs. Ne dėl mamos, ne dėl vaiko, dėl savęs. Aš nepraeičiau per tą. Vis dėlto buvo teismas dėl vaiko, kur jį gyvens, vis dėlto buvo laikini prižiūrėtojai tie žmonės. Dukra su manim nekalbėjo, neatsakydavo ant žinučių. Sunkiai mane pažiūrėdavo, kada pamatydavo ir sakydavo labas. Kaip mano vaikas gyvena, aš girdėjau iš sos darbuotojų. Buvo vienas momentas, kada aš gyvenau su vaiku, yra kažkokia įstaiga ten vaikus, kur nuo tėvų atima ir jie ten laikinai guli. Tai mumis ten paguldė, mums davė ten pagyventi, kad mes atstatytum santykius. Bet mes ten pagyvenom trumpai, santykiai mūsų blogėjo, su laiku aš sužinojau, kad dukra viską darė, kad arba aš apšaukčiau ją, kad jie galėtų vaikų teisės pasiskusti, arba kad aš užgerčiau. Tai ir vieną rytą aš atsikėliau, nuėjau ten pas tusos darbuotojų ir pasakiau, kad geriau vaikas gyvena su tais laikinais prižiūrėtojais, nei su manim ir nekes mane dar daugiau. Tikrai buvo sunku tą padaryti, kaip atsisakyti, paleisk savo vaiką, ne? Be programos, be narių. Aš tą nepadaryčiau. Aš paprasčiausiai priėmiau jos nuomonę, dėl ko jie nenori būti su manim, kad aš gyvenimą sugadinau jai, ne? Ir priėmus tą, aš pasakiau, kad tegul jie gyvena ten. Tai va, su ta būsena aš namuose, vos ne kiekvieną dieną grupės, verkimas kiekvienoje grupėje. Sūnus mano norėjo į galvą duoti, su mumis santykių nesugadinam.
kada buvo teismas, kur iškvietė vaiką, kad vaikas dalintųsi. Ne mane net nežiūrėjo. Nu, karoči, teismą aš laimėjau vieną. Paskui buvo kitas. Ir kito teismo nebuvo dėl, būtent to. Po ketvirto sykio, kaip aš išėjau iš ligoninės, praėjo irgi maždaug apie 7,5 mėnesių. Dėl blaivybės aš pakankamai stipriai, tik labai silpna emociškai. Man nieks nelinksmino. Aš pradėjau galvoti, kad rimtai gal dėl depresijos kažkokiu vaistu. Pradėjau galvoti apie tą, kad atsigulti blaiviai į ligoninę. Ir aš tai padariau. Aš atėjau į priklausomybės ligų centrą, paprašiau, kad man būtų vieta pirmadienį, kad tikrai mane pirmadienį priimtų, dėl to, kad aš teismą, dėl vaiko, su kom gyvens, norėjau pasitikti ir paskui atsigulti į ligoninę. Bet gydytojas eilinį kartą mane girdėjo ir sakė, mes tave prarasim. Tu pirmadienį nesulauksiu. Tada buvo ar trečiadienis, ar antradienis. Sako, reikia gultis dabar. Paskui mes tave prarasim. Aš išgirdau jį, aš neleidau savo davautis, aš noriu taip ir viskas, ne. Aš leidau jam, kad jis mato, kaip man geriau. Ir kitą dieną aš atvažiavau su tašė, mane pagulti į ligoninę, teismas buvo į mano pusę, vaikas pasilieka su manim. Ir va tada prasidėjo dar sunkesnis mano etapas. Vaikas neatėjo gyventi pas mane. Man reikėjo su SOS darbuotojais nuvažiuoti ten į laikinus prižiūrėtojus ir pasimti vaiką. Ir aš net su vaiku nekalbėjau, dėl to, kad jis su manim nesikalba. Kalbėjau SOS darbuotojai, laikinį prižiūrėtoją. Va taip, netiesiogiai, va taip, pirat. Jis sako, aš būsiu 10 tik namie, aš išėjusiu 7 ryto, kaip pagal tipą dėl policijos, kaip priklauso. Tai aš ją paimdavo iš ten, ji mane antiek nekentė tuo momentu. Tai va, atvažiavom mes namo, tada prireikė man ir mano žingsnio programa, be jos aš nebūčiau tą praėjęs. Pas vaikų klausiu, kaip diena, labas rytas, ar kada ateisi, gal pavalgysi, kaip diena praėjo, ką aš gerai, viskas gerai, Viso. Mačiau vaiką miegantį naktį. Naktį jį miegojo tik dėl to, kad dėl tam tikrų apribotų dalykų jai, kad su policija jį turi būti iki 7 ryto, nuo 22 ar 23 valandų. Ir laikinį prižiūrėtojų galėjo gauti baudą už tai, jeigu vaikas tuo momentu bus pas jų. Tai teko su policija keletą kartų važiuoti, ieškoti. Bet va tas gyvenimas vienoje patalpoje su vaiku, kuris tave nekenčia, viską daro, kad tu supiktum ar kad tu užgertum. Tuo momentu taip pat aš tą nežinojau, aš tik paskui. Tai va, man ten ir reikėjo priimti, ką aš padariau, priimti vaiko nuomonę. Pagaliau aš pamačiau, kad čia ne vaikas kaip su manim, kaip šusturkė elgėsi. Pasakiau sėdėk, pasakiau gulėti, tai ir turi vaikas daryti. Aš juk mama, mane tėvas taip augino. O pamačiau, kad čia yra asmenybė, kad ji gali ant manęs pykti, kad ji gali nenorėti bendrauti su manim, kad ji pilną teisę turi. Jei ne 3 metai, kur aš dar galiu pavadovauti. Čia visa asmenybė. Ir aš priėmiau, aš atleidau. Aš su žingsnių programa supratau, kad tie globėjai elgėsi taip, kaip jie galvoja, kad jiems geriau. Taip ir mano dukra elgėsi su manim, kad jie galvoja, kaip jai geriau. Vienintelė aš labai didelę palaikymą gavau ne tik iš AA narių, o iš įstaigos, tos vaikų įstaigos, iš psichologų, iš tos darbuotojų, kurie suprasdavo, kad vaikas yra papirkinėtas, labai ant manęs daug varytų. Žinot, kai jie sakė, kad aš atsiguliu į ligoninę, sakė, va, mama pabalivuoja dabar ilsėtis, o tu pas mumis kaip šuo. O dukra man vienas iki buvo pasakius, kad tu mane kaip šunį meti karočiui.
tu į ligoninę mane ten, tu iš ligoninę mane atgal, paskui vėl ten. Va, tai, nu, kaip ne kaip, tas dalykas vyko namuose su manim maždaug kažkur 5 mėnesiai. Dukra po biškį pradėjo kažkaip, nu, ne taip, viskas gerai, gerai, aha, einu, ateisiu, nu, biškį daugiau, ne. Be abejo, aš vaikščiau į grupę, aš verkiau ten, dėl to, kad, blėt, aš užmušti ją noriu, aš noriu jį pasiūsti ten, kur jį buvo. Bet, nu, ne dėl to aš esu blaivybė, kad būčiau tokiu pat protu, kaip buvau girta, ne. Aš turėjau tai iškentėti, aš turėjau tai priimti, aš turėjau laukti. O tas momentas, kai dukra gyveno su manim, su psichologų pagalba, mes nusprendžiau, kad aš rašysiu kiekvieną rytą žinutę, palinkėsiu jai geros dienos arba ten gero laiko praleidimo su draugė, kažką tokio, nelaukdama atsakymą iš jo. Ir tas ilgą laiką, nežinau, gal 2 metų įvyko, ne? Ir kada vat, mes gyvenam kartu, nuo jo aš nieko negirdėjau, bet atėjo ta diena, kada aš ateinu iš darbo, stovi mano vaikas, dukra, ir sako, mama, kaip tavo diena? Aš verkiau nuo laimės, kad dukra pagaliau su manim kažkaip pašnekėjo. Tai vat nuo tos dienos tikrai ne iškart, ne greitai, bet prasidėjo tos dienos, kada dukra laukia tavęs iš darbo, kad papasakot, kaip praėjo jos diena, kas vyksta pas ją mokykloje, kad paklausti, kaip pas mane, kad su manim nueiti į parduotuvę, pažiūrėti kokią nors filmą kartu, čia prasivaikščioti aplink krūmą. Tikrai labai sunkus etapas buvo ir matot, tuo momentu aš turėjau džiaugsmą didelę, ne? Bet dėl to džiaugsmo aš taip pat skambinau globėjui, ėjau į grupę, sakiau apie tą, kad aš bijau, kad nuo to gėrio, kuris viduj, aš apsisuksiu ir užgersiu. Dėl to, kad, nu, aš žinau, kaip pas mumis yra. Man gali būti blogai, aš užgersiu, bet kada pas mane euforija, aš irgi galiu užgerti, ne? Tai aš mokau kaip ne kaip, aš su jūsų pagalba, su žingsnių pagalba, kad man per gerą, aš irgi turiu skambinti ir sakyti apie tai, kad man per gerą ir aš bijau sprogti nuo tos laimės. Tai va, tai prasidėjo su mūsų santykio atsistatymu su dukra, kad jį pagaliau leido man. Tai va, 9 žingsnis, ne? Kažkaip atsiprašyti, ką aš galiu padaryti, ne? Nelabai, ką aš galiu čia atstatyti, bet kažkaip, kada bandžiau su sūnum ar su dukra kalbėti, jie su šlapiom akim sakė man, kad aš nenoriu apie tą šnekėti, aš nenoriu tą prisiminti. Tai gavosi taip, kad yra pas mumis kažkoks balius, ne, ten gimtadienis ar naujukas, ne, ar kažkokią dieną ten dukra ateina, ten sako, pagaliau mokyklą baigiau, ne, tai aš kažkaip taip gavosi, kad aš sakau, atsiprašau, kad nebuvau tada, pavyzdžiui, su tavim, ir tada, ne, aš va taip pradėjau eiti, bet aš sakau, tu visada gali man paskambinti, aš visada galiu ateiti, aš visada galiu išklausyti, aš visada galiu padėti. Ir jie dabar jau tą žino, jeigu jie dukra buvo momentas, kada, ai, tu vėl greit užgersi, ai, kas su tavimi, ne? Dabar jau senai to nėra. Ir dar dėl dukros, ką netaip senai, gal metus atgal, išgirdau iš jos, kad ačiū mama, kad tu išlaikėjai, kad tu tada neužgėrėjai. Žinot, kaip čia svarbu yra, kada vaikas irgi supranta. Tai ir teko man su vaiku laikytis vietų. Anoniminio alkoholikų vaikai. Ne, teko man ten būti, be jos, be manęs į ten nebūtų ėjus, tai teko man nueiti. Ir žinot, kada aš dalinuosiu grupėje, ką aš pamenu, ką aš pridirbu vaikam. Kada dukra pasidalino per 5 minutės, aš nežinojau, kur save dėti. Aš bijau į ją pažiūrėti, ją apkabinti. Bet mes po to suartėjom. Tai va, tai gal jau su dukra, va, pabaigė gerą, biškai papasakosiu. Dar matau laiko turim, galvoju netilpsiu, bet, va, galvoju baigsiu anksčiau. Bet, yra kaip yra, tai, o ką man teko dar praeiti blaiva su dukra, apie 4 metus viskas tas vyko, ne, tas skausmas nerealus, tas nenoras gyventi, nenoras eiti į blaivybę, dėl to, kad kam, aš mamą praradau vaiką, ne. Tai va, tai vyko tokie įvykiai, kad pas mano tėvą sudegė
būdas, kada aš gulėjau Minesotoje. Aš taip pat norėjau iš ten išeiti, bet taip pat mane sustabdė. Sakė, tu nieko nepadėsi, tu tikrai prisproksi. Tai karoči, tvarkė visą tą būtą mano sūnus ir jis paskui morališkai neišlaikė. Mano tėvai gyveno pas mane namuose, kol tvarkėsi jau būtuose, ne, ten savanorių iš Klaipėdos labai daug buvo pagalbos, surinkti pinigai, atsistatė kažkaip to namą, kur dažė, karką, nu karoči, ačiū jiems, bet sūnus ten daugiausiai dalyvavo. O kada mano grįžo tėvai į tą būtą, jie pradėjo sakyti, kodėl čia taip vieto nėra, kodėl toks linoleumas, kodėl tokia spentelė, mums žmonės atiduodavo daiktus senus, nesenus. Ir tie sūnus mano viską tą kentėjo. Aš net neįsivaizdavau, ant kiek jis kentėjo nuo mano tėvų, ką jie kalbėjo. Ant kiek jiems sunkiai buvo tvarkyti vienam, 21 metų bernas, tvarkytis ten vienam. Tai karočiui vieną gražią, aš tuo momentu gyvenau pas Anarių, jis 2 kambarių būtą namavo. Mano tėvai pas mane, aš pas jį. Paskambino sūnus draugas ir sako, kažkas yra negerai jam. Jis atsisveikino su mumis, atsiprašinė. Karočiui, aš su taksiu atvažiavau namo, kur buvo sūnus. Jo draugai mane pasitikė, sako, mes tiek neišgėrim, kad jis toksai būtų. Ir jis, nu, taip, atsisveikino su mumis. Aš pagalvoju, gal jis prisprodės, gal ką. Galvoju, nieko aš ir nesakysiu, tada buvo korona. Jeigu aš ir nesakysiu, iš ryto atsibūsim, pašnekėsim, gal kas atsitiko. Ir tu ant akių matai, kad jis vis daugiau mėguoti ir jau beveik į tave nereaguoja. Ne? Ir atsitiktinai, kaip aš dabar sakau, Dievas vedė mane, nuėjau į vonę ir patraukiau raštus, nuskelbenkis. Ten buvo pilnai įvairių vaistų dėžučių. Aš džiaugiu, kad aš kaip alkoholikė narkomanė, aš neturėjau jokių vaistų dėl to, kad aš prieš vaistus. Ten buvo nuo alergijos, angliukai, nuo pilvo kažkokie silpni. Jis va visą tą šūdą prigėrė, aš skambinu greitai atvažiavo po 16 minučių, sūnus nereaguoja ir mane nepasėmė dėl to. Man tai iš ryto sužinojo, kad jeigu aš su juo užmigčiau, jis būtų neatsibudęs, jis krito į komą. Tai taip pat su Anarių pagalba aš praėjau per tą etapą. 3 dieną sūnui nieko iš vis negerėjo. Daktarai pasakė, melskitės, tik melskitės. Mes čia nieko nepadarysim, mes tikėmės, kad jis jaunas ir jis išlys. Ir ant kiek, ar invalidas ar ne. Ir 3 dieną aš pati pasidaviau, kad aš leidau savo pasiduoti, kad jau laidosim. Bet vis dėlto draugijos narių pagalba, telefonų apkabinimų ateinam, aš nepalikdavau vienam mane. Su mūsų bendra malda. Vienas iki paskambino ir pasakė, jis atsipeikė. Jis dabar sveikas, gyvas, be jokių kažkokių atsiliepimų, invalidų netapo. Ir iki šiol nežinau, kas nutiko. Kada pasėmė jį iš ligoninės, jis pasakė, mama, aš nenoriu apie tą kalbėti. Mes daugiau apie tą nekalbėjom. Tik aš pažįstu, žinau, kad jis neišlaikė visą tą spaudimą, kas buvo. Neišlaikė mano tėvų to bambėjimo, kad viskas negerai, viskas ne taip. Tai va, ir dabar turiu Martę, turiu anūkę ir aš blaiva galiu ją žiūrėti. Galiu matyti ir džiaugtis to gyvenimo, ko aš neturėjau su savo vaikais. Kada jie gimė, man buvo ne iki to. Tai tikrai buvo ką pasakyti dar, kaip ir sunkumus jau, ką dariau, ten pavyzdžiui, per laisvą laiką ar skambinu anonimiai pasivaikščioti, jeigu randė. Pradėjau baseiną eiti, pradėjau gitarą eiti, kad sustumti tą laiką. Pradėjau maistą savo daryti, nes svarbiausia pas mumis yra blaivybė, kas meilė savo. Aš visada sakiau, kaip man save mylėti, už ką man save mylėti, kad vaikai visą tą šūdą malę, arba tą Dievą priimti. Kodėl mano šeimynai taip kentėjo, ir aš kentėjau, tai su žingsnio programa pas mane atsirado viskas. Ir supratimas, kas buvo, ir priimimas to, kas buvo, ką aš pridirbu, ir ką man pridirbu, ir atleidimas kitiems.
savo nepilnai atleidau už tą, kas buvo, dėl to tikriausiai ašaros, nežinau, man buvo labai sunku tada eiti. Tai man atrodo, visada aš su ašaros dalyvausiu, tik vienas iki mažiau, kitas iki daugiau. Tai žinot, pas mumis yra rekomendacijos, ko nedaryti. Nedalyvauti, negerti, nepilstyti, nelaikyti. Jie tikrai man padėdavo. Negerti be alkoholinių, negerti geros, aš viską tą prisilaikydavau. Ypač vengtų vietų, kur aš buvau, su kom aš gėriau. Tai ir teko be abejo nu daug balių atsisakyti, netgi ten, kur buvo artimiai, kad dėl to, kad man blaivybė svarbiau. Jeigu aš ją pragersiu, jie man ją neatstatys, o aš prarasiu tada save, ne, ir nenorėsiu grįžti pas jumis. Tai va, tai aš viena iš tų pavyzdžių, kur blaivybėje tikrai galima per daug praeiti, su A nariais viena, ne su savo Dievu, ne su noru gyventi blaiviai, ne su noriu džiaugtis dukrą nors matyti pro skylutę, bet jį toli ir gerai gyvena, ne. Ir metus atgal, virš metų atgal aš palaidojau savo tėvą, jis mirė. Ir aš, dėl savęs, aš vieną dieną šeštadienį tik verkiau, kada sužinojau. Dėl to, kad su programa man taip pat ateina ir priėmimas. Aš bijau netgi verkti dėl tėvo, kaip aš verkiu dėl savo draugo, ne, kad vėl į tą būseną nepapultas irgi turėjau. Bet su programa ateina, kad tas priėmimas, kad čia aš tik tais, man bloga nuo to, kad to žmogaus nėra, ne jam, man, čia mano aš nori tą. Tai žmonės išeina iš gyvenimo, reikia tą priimti, reikia tą suvokti ir iš to, kad aš geriu ar kenčiu, nuo to niekam negeriu ir ypač artimieji kenčia, ne, tai tėvas išėjo iš šito pasaulio, dabar liko mama, su mama atsistatom santykius. Ir žinot, ką aš dar išmokau per tą blaivybę, su jūsų pagalba, su jūsų pasidalinimais. Aš pradėjau sakyti tėvui, nešauk ant manęs, nereikalauk iš manęs, aš neteisiu, jo kartais buvo manipulacija. Ir vienas iki aš gaunu iš tėvo žinutę. Labas, Nastė, man nieko iš tavęs nereikia, paprasčiausiai pasakyti, kad myliu, bučiuoju, tėtis. Pirmos tos žinutės tikrai verkiau, paskui jau pripratau. Su laiku pasakiau tėvui, kad aš esu alkoholikė. Mama iki šiol nežino. Su sistra atsistatė santykiai, kada tėvas mirė, teko bendrauti su ją. Ir žinau, ką aš pastebėjau, kad aš sistrai savo net neleidau prieš save atsiprašyti. Aš su ja nebendravau. Per šventės, labas, su šventėm tavį, viskas. Jokio bendravimo su sistra neturėjom. Dabar mes turim bendravimą, mes galim viens kitą žinutę parašyti, labas, geros dienos ir viskas. Bet man labai reikėjo darbo su savim daug įdėti, kad turėti viduje tą, ką aš turiu dabar, ne, atleisti sistrai, atleisti tėvui, priimti viskas, kas yra ir savo blaivybę aš galiu būti geresnė, nei aš buvau. Aišku, nespecialiai, tai, oi, aš angelas. Tikrai ne, mano durna galva dar išlenda, ypač gyvenimas su artimu žmogum, tai melo daug buvo, bet dabar to mažėja, to nėra ir, be abejo, šventą aš netapau, bet aš galiu blaivybėje būti geresnė, nei buvau ir vaikštoma į grupės, aš su jūsų pagalba galiu turėti savo tokią ramybę. Ne? Be abejo, meditacija savotiško, kas kokią daro, aš pasivaikščioti, ar muziką paklausyti, ar valgyti kažką skaniai, ar su draugais susitikti, ne, ar su muzika, su paspirtuku pralėkti. O dar dėl to savianalizės tikrai nedarau taip, kaip reikėtų rašyti, ne, bet per dienos metu tikrai ne vieną kartą savianalizę darau. Ir ką jie man duoda, plus ramybė ir plus galvoja apie tą, ką aš pridariau ir kad aš galėčiau kitaip elgtis. Ne, aš galiu nuėti, atsiprašyti, aš galiu kitaip taip nedaryti ir nesielgti. Tai jeigu aš neturėčiau tą savianalizę, aš tikrai situaciją su dukra aš nepriimčiau ją. Aš tik pikčiau ant tų visų žmonių, kuris buvo su tom susidėjus, ne. Tai va, dabar noriu su jumis pasidžiaugti, aš blaivybė esu jau 5 metai, 4 mėnesiai ir 27 dienas, tai dėl manęs čia tikrai ne aš, čia jūs su manim, su savo Dievo, su tikėjimu, kad aš galiu, aš paveiksiu, aš galėsiu, ne. Man sakė, pamatysi tą šviesą
tunelį. Aš sakiau, ką jūs sakot, kokią šviesą, nakrim jūs gyvenat gerai, aš tokia šiknuoju, ane? Bet dėja, yra ta šviesa ir 9 žingsnio pažadai, ane, jie uoliai dirbame. Tai jie tikrai išsipildo, tik reikia į save daug pastangų įdėti, daug darbo su savim ir būti be abejo su jumis tarp jūsų. Ačiū, kad esate, ačiū, kad padedat man sveikti. Oi, ačiū, Anastasija, tau už tavo nuoširdumą, už tavo emocijas, už patirtį didžiulę. Ačiū širdingai, kad šį vakarą su mumis. Labai labai dėkingi. Palietė širdį giliai.